Sveiki, aš esu Aistė ir pradėsim nuo įvadinės treniruotės, nes įsitaisymo padėtis pravers jums visur gyvenime. Ar sportuosit sporto salėje, ar ateisit į pilates treniruotės gyvai ar online. Šios pradinės padėtys yra pagrindas viso mūsų judesio. Pradėsime nuo padėties stovint. Tai pirmiausia, atsistoju į klubų plotį. Klubų plotis yra kur mūsų sąnarys. Tai galvom maždaug, kad mūsų sąnarys yra centre mūsų kojos. Nuo ta linija veda žemyn yra kelio sąnarys ir čiurna. Štai čia yra klubų plotis. Ne išorė klubų, bet būtent kur yra mūsų sąnarys. Kai stoviu, pėdos jaučiasi pėdų atrama. Reikia pagalvoti, kur jaučiu atramą. Turi būti abiejų kojų kulnas, turi jaustis atramoje. Taip pat turim jausti didžiojo piršto pagrindą, mažojo piršto pagrindą. Tai yra ta pagalvėlė esanti po pirštais. Pagrindas yra pagalvėlė esanti po pirštais. Tai pagalvoju, ar jaučiu mažojo piršto pagrindą, ar jaučiu didžiojo piršto pagrindą, ar jaučiu kulną. Taip pat įvertinu, ar abi pėdos jaučiasi vienodai. Jeigu visą tai turiu, keliaujam aukščiau, keliaujam į kelių sąnarius, tai keliai neturi būti pertiesti, neturi būti užrakinti. Jie yra šiek tiek sulenkti, bet specialiai jų nelinkiu. Tiesiog galima sakyti, kad jausmas yra, jog sąnariai minkšti. Klubų sąnarys, tiesiog jau kaip įsitaisėm taip, bet pasisuksiu į šoną, toliau keliaujam prie stuburo. Ir čia jau ateina dubens padėtis, yra svarbus. Pradžiai, kol mokomės, svarbu, kad dubuo būtų tiesiai virš klubo sąnarių. Tai yra kaktikaulis ir čia turim du kaulus, jie vadinasi klubiniai dygliai. Klubiniai dygliai yra vienoj plokštumoj. Kaktikaulis ir klubiniai dygliai yra vienoj plokštumoj. Jeigu uždedu rankas, jie yra visi 3 taškai, yra viena plokštuma. Tai yra mūsų taisyklinga stovėsena. Jeigu nuleidus pirštus žemyn kaktikaulio nejaučiu, reiškia, greičiausiai mes esame su padidėjusia juosmeninės dalies tiesimu padidėjusiu, vadinasi, lordozė yra mūsų padidėjusi, tai reiktų pabandyti gražinti dubenį atgal, kad čia vis dar liktų linkis į vidų, bet jis nebūtų padidintas. Tai gražinu stuburą į atgal, jeigu kartais linkis yra per didelis. Ir turiu tą taisyklingą padėtį. Toliau, krūtinė ir galva. Mėgstu sakyti, kad mūsų dubuo yra kaip besmegenio apatinis rutulys, o ant jo laikosi 2 likę rutuliai, tai yra krūtinės ląsta ir galva. Tai susistatau visą stuburą lyg besmegenio rutulius vienas ant kito, nes tik kai esam mūsų kūno dalys vienas virš kitos, tik tada galim turėti minimalią apkrovą stuburui ir minimalią apkrovą sąnariams, klubų, kelių ir čiurnų sąnariams. Taip. Geriausia būtų save nusifilmuoti, kaip susidedu visą padėtį ir įvertinti, kaip atrodo iš šono. Taip geriausiai matys ar jūsų kažkur, arba padaryti viską prie veidrodžio. Gerai, padarysim mažą judesiuką. Tai kaip surasti, kad tikrai stoviu ant pėdų 3 taškų? Svirsim į priekį, bet kulnus tenksimės net kelt. Svyram tiek, kol kulnai dar bando likti ant žemės. Ir po to svyram į kitą pusę. Bandom pirštų net kelt. Taip svyruodami tikrai jaučiam, kiek kūnas turi įdėti pastangų, kad mes nenugriūtume. Kai svyram į priekį, kiek turi mus laikyti pilvo sieną. Kai svyram į atgal, kiek mus turi laikyti nugarą. Jeigu negaliu, tai jau iškart griūnį neišlaikau. Iškart atsiranda į juosmeninę dalį nuėjimo. Tai pasvyruojam kelis dar kartus pirmyn atgal. Ir štai šita padėtis, surandu viduriuką tarp to priekinio, kai kulnai beveik pakilo, ir galinio, kai pirštai beveik atkilo, susirandu viduriuką. Ir štai yra 3 taškų padėtis per vidurį.
Dar pasvyram į šoną. Dubenį siunčiam į vieną pusę, į kitą. Kad pamatytume, jeigu esame kažkiek palinkę į šoną, kiek apkrovos tenka vienai arba kitai kūno pusiai. Ir irgi bandom sugrąžinti čiurnas į vietą, kad pėdos vėl rastų tuos 3 taškus. Gerai. Ir iš tos padėties vyksta visi judesiai ir dažniausiai, kai darom judesį, stengiamės išlaikyti taisyklingą stuburo padėtį. Juosmeninį linkį, nei per didelį, nei per mažą, krūtininę ląstą irgi linkį, bet į priešingą pusę, kaklas yra irgi linkis į vidų. Mūsų stuburas yra S raidės, kai stojame šitoj pradiniai padėtį. Gerai. Toliau keliaujame į padėtį ant 4. Tai klaupiamės, padėtis ant 4 yra, kai delnai yra tiesiai po petimis, keliai yra tiesiai po klubais, vėl kelių plotis yra klubo sąnario plotis, tai kelį pasidedu ten, kur yra mano klubo sąnarys, tai vidurys maždaug šlaunies. Dabar taip, pėdos ištiestos, neįremti pirštai, čia varijuoja nuo pratimo, kartais gali būti įremti pirštai, kartais ištiesti, šiuo metu ištieskime. Dabar rankos. Labai dažnas atvejis, kad alkūnių vidinis linkis žiūri į priekį. Taip neturėtų būti. Alkūnių vidinis linkis turėtų būti pasuktas vienas į kitą. Pirštai arba visi drauge, arba visi atskirai. Ir čia padarysim tokį pratimą, kad surastume stuburo padėtis. Tai pirmiausia, tiesios rankos, mentys susiveda, aš įkrentu į vidų tarp savo menčių, mentys labai priartėjo ir atvirkščiai išstumu jas tolin, realiai šiek tiek kuprelėse. Įkrentu, išsistumu, įkrentu, maksimaliai išsistumu. Padarau tokių dar kelias ir viduriukas tarp šių 2 judesių yra mano taisyklinga padėtis. Daugmaž vidurys tarp tų 2 maksimalių judesių yra taisyklinga stuburo padėtis, kai mentys atsitraukia, bet stuburas dar nesilenkia, tiesiog mentys yra apkabinę mano nugarą. Tai yra neišsikišę mentys aukštyn, jos būtinai yra prigludusios prie nugaros. Galva čia yra aukščiausias taškas, bet galva ne žvilgsnis aukštyn, o pakaušis į lubas. Gerai, nes kaklo šitą dalį noriu išlaikyti išilgintą, ilgą, nesuspaustą. Dubuo. Dabar padarysim dubens padėčiai. Vieną pratimą, kad suprastume, kur tas dubuo turi būti. Tai vat nuo dubens versim dubenį. Šitas pavertimas, kai bandau sulenkti nugarą, vadinasi, aš vadinu jį brukt uodegą, nes jausmas lyg kaip šuolė pabruka uodegą tarp kojų. Jausmas kažkoks panašus. Ir atvirkščiai keliaujam į vizgint uodegą. Kai džiaugiasi šuo, dažniausiai jis išriečia savo nugarą, taip džiaugiasi vizgina. Ir vėl bruku uodegą, vizginu. Stengiuosi dabar, kai darau, kad viršutinė dalis per daug nedalyvautų. Lenkiu, tiesiu. Lenkiu, tiesiu. Surandu viduriuką tarp šių 2 judesių ir štai čia yra mano ta taisyklinga stuburo padėtis, kad juosmeninis linkis vis dar yra, bet jis yra pakankamai nedidelis. Atsimenu, kad su rankomis esu mentys plačiai, bet krūtinė dalis nesulenkta, kaklas išilgintas, galva aukščiausias taškas. Kada reiktų įjungti, tai reiktų įjungti šiek tiek aktyvus pilvas prilaiko mano juosmenį. Tai yra, kad nėra pilvas atsipalaidavęs, ne, jis šiek tiek aktyvus. Ir iš va šitos aktyvios padėties jau vyksta judesiai. Ir kiekvieną kartą atlikus judesį galvoju, kad turiu grįžti į šitą padėtį, kur yra neutrali. Tai grįžtu į neutralią padėtį ant 4. Gerai. Dabar mokinsimės sėdimą padėtį. Sėdimo padėtis varijuoja tarp tikrai įvairių kojų padėčių, bet iš esmės, kai sėdim, pati pagrindinė taisyklė yra, kad sėdžiu ant sėdinkaulių, kai atsisėdu jaučiu, kad sėdžiu iš tikrųjų ant kaulų, tai yra sėdinkauliai,
galiu pasviruoti taip į vieną pusę ir tada į kitą pusę pasijaučiu, kad aš sėdžiu ant kaulų. Šita padėtis tiesiomis kojomis, tiesia nugara daugumai žmonių yra labai sudėtinga, sunku taip išsėdėti ilgai, nes dažniausiai turim įsitempusią galinę liniją kojų ir nugaros, dėl to mums iškart norisi sugriūti, susilenkti. Tai palengvinimas yra pirmiausia sulenkti kojas. Sulenkus jau yra šiek tiek lengviau. Tada atsisėdam iš tą padėtį ir vėl jaučiu, kad sėdžiu ant sėdinkaulių. Kojos klubų plotį. Kai sėdžiu, vėl didžiausias tikslas yra, kad dubuo, krūtinė ir galva būtų tiesiai vienas virš kito, kaip tie besmegenio rutuliai. Ir pagalvoju, kad visas stuburas išilgėja. Lyg mane už viršugalvio kažkas patemptų aukštyn. Bet tai nėra tiesimasis, kai šonkauliai išvažiuoja į priekį, ne. Tiesiog įkvepiu ir pagalvoju, kad išilgėjo į viršų kiekvienas raumuo tarp slanksteliniai slanksteliai. Tarp jų atsiranda tarpeliai. Tai tokia, kad nesu susispaudęs kompresija slankstelių, yra kaip tik aktyvumas, bandau padidinti tarpus tarp slankstelių. Ir rankos apkabinė, jos aktyvios, tai čia viena tik iš padėčių, kai sulenktos kojos ir sėdžiu labai tiesiai. Čia dažniausiai ilgai nesėdime, o atliekam judesį. Gerai, kita padėtis sėdint gali būti ilga varlė, tai šiuo atveju kojos šiek tiek atsitrauks, liesis kulnais, pirštai pėdų bus atskirai, o keliai atsidarys į išorę. Iš tikrųjų, čia vyksta klubo sąnario rotacija. Varlės padėtis, nesvarbu, kurioj judesio pradiniai padėti, bet varlė, kojų padėtis varlė yra klubo sąnario rotacija į išorę. Tai mano keliai atsidaro, nors iš tikrųjų čia viskas įvyksta iš klubo sąnario. Lygiai taip pat čia sėdžiu, rankos varijuoja skirtingose padėtise, pratimų dabar kol kas nedarysime. Tik užfiksuojam, kaip atrodo mano padėtis. Dubuo, krūtinė galva, vienas virš kito, neutralus juosmeninis linkis į vidų, krūtininis į išorę, kaklinis į vidų linkis. Mūsų stuburo S raidė. Sėdim ant sėdinkaulių. Ilgėjam aukštyn, stengiamės nesuspausti stuburo slankstelių. Dar iš sėdimų padėčių yra undinėlės padėtis. Tai yra, kai viena koja įsiremia į šlaunį, kita koja tolyn. Ir šitoje padėtyje tikslas yra sodinti. Vadinu, kad pėdos yra uodega, tai sodinti sėdmenį, kuris yra link pėdų, link uodegos. Bet jeigu sodinu ir suspaudžiu šoną, tai yra, reiškia, dar šiai dienai palieku sėdmenį aukštai. Man svarbiausia, kad abi liemens pusės išliktų kuo ilgesnės, kad nebūtų pasilenkimo į vieną ar kitą šoną. Ir iš čia vyksta taip pat judesiai į abi pusės. Gerai, toliau keliausime į padėtį, į šoninę padėtį. Iš undinėlės visai patogu išmokti šoninę padėtį. Kojas atsisėdu, kad dubuo atsidurtų prie galinio kilimėlio krašto. Kojos sulenktos priekyje ir tiesiu ranką guluosi palei galinį kilimėlio kraštą, atsigulu ir pasidedu galvą. Kojos liko kaip kėdutė, 90 laipsnių sulenktos pilvas šlaunys bei šlaunys keliai. Dabar visose padėtyse yra akcentuojamas taisyklingas stuburo padėtis. Tai galva, krūtinė, dubuo yra vienoj linijoje, stuburo linijoje ir apatinis šonas neturėtų būti sugriuvęs. Jeigu sugriūnu žemyn, viršutinis šonas susispaudžia, apatinis išilgėja. Tai jau įvyksta stuburo lenkimas. Stuburas atsiduria šoniniam lenkime. To nenoriu, todėl dubenį gražinu. Klubas virš klubo, kelis virš kelio, atsiranda tarpelis po juosmeniu. Žinoma, tas tarpelis varijuos jo dydis nuo mūsų kūno sudėjimo, bet kažkoks minimalus tarpelis turi išlikti. Nėra jausmo, kad aš spaudžiuosi su juosmeniu į grindis. Gerai. Ir šitoj padėty ranka gali būti naudojama kaip atrama pusiausvyrai, vyksta įvairūs kojų arba rankų judesiai.
Tai kai darau judesius, vėl visada koncentruojuosi, kad mano stuburo padėtis išlieka visada neutrali. Taip pat, kai guliu, turiu juosmeninį linkį į vidų, krūtininį į išorę, kaklo linkį į vidų. Stuburas, kaip ir visose kitose padėtyse, išlaiko S formą. Gerai, verčiuosi ant pilvo. Padėtis ant pilvo yra tokia. Kojos yra maždaug kilimėlio arba pečių plotėje, gali būti šiek tiek plačiau negu pečiai. Koja yra pasukama iš klubo sąnario į išorę, tai reiškia mano kelis ir mano pirštai